Gerą vakarą. Tikiuosi, viskas matosi, viskas girdisi. Taip, manau, galėsime netrukus ir pradėti. Kiek suprantu, įrašas daromas. O, matau, ir valdžia Labas pasijungė. vakaras. Labą vakarą. Tai tu turbūt galiu skaidrės jau dėti, ne? Jo, aš jūs tuoj padarysiu hostų. Sekundę. Pasidalino ekranas. Veikia Jo, viskas. Puiku. Tai dar palaukim gal kokią minutę. Tai tu norėsi kažkokį dar gal sveikinimo žodį, ar ką nors, nežinau. Tu žinai. jo, aš kai ką norėsiu pasakyti, tai galim dar palaukti. Gerai, puikiai. Tai manau, kad pradėkim tada. Jo, aš norėjau įsiterpti biškį ir pranešti tokią žinią, kad vakar per SMD visuotinį susirinkimą mes paskelbėm garbės narius ir mes jūs išrinkome kaip vieną iš garbės narių už didelius darbus SMD, kad jau virš 10 metų karybos paskaitas vedat ir dėl viso diplomo ar apdovanojimo atsiėmimo aš jums dar parašysiu, bet norėjau pasakyti dabar, kai žmonės yra prisijungę ir gali žinoti, kiek mums reiškia šitas jūsų darbas ir kiek jūs įdeda darbo ir mes tai labai vertinam ir labai visos draugijos vardu norim padėkoti už tai. Tai Ačiū labai, tikrai netikėta kažkaip, nes smagu būti vertintam ir labai ačiū, nes, kaip čia tas paskaitos, dalinėsi savo tais temomis ir džiaugsmais, kurie tau patinka ir jeigu dar kažkam pakeliui patinka, tai iš viso yra smagu. Tai dėkui už įvertinimą ir tikrai pažadu, jau tiksliau tu ir girdėjai ir vakar per paskaitą, kad planai yra toliau tęsti visus pasakojimus, netgi galiu trumpai anonsuoti, kad lapkritį tikrai kalbėsime apie Faludžos mūšį antrąjį. Tada gruodį šoksime į 15 amžiaus vidurį, pakalbėsime apie kryžiaus žygius prieš Osmanų imperiją ir kaip tai paveikė Jogailaičių dinastijos likimą. Sausį turbūt, nežinau, ten žiūrėsim kaip su sesija, bet sausį yra dvi datos, tai žiūrėsiu, kaip ten geriau padaryti, nes yra ir Antro pasaulinio karo įvykių 80-metis, ypatingai Olandijos, Belgijos pasienyje, bet taip pat sausį bus, net mintis nepaveda, 30 metų pirmam Čečėnijos karui, Grozno mūšį. Tai tikrai, manau, yra verta apie tai pakalbėti. Vasarį tikrai kalbėsime apie vėlgi Ukrainos įvykius, nes bus 3 metai. Ir tikrai žinau, kad pavasarį, nes balandžio mėnesį bus 50 metų, kai baigėsi Vietnamo karas. Į 73 metų balandį pajėgos amerikiečių pilnai atsitraukė, tai irgi, manau, bus apie ką pagalvoti. Tai čia kaip minim va toks jau paskaitų planų sąrašas, kuris čia man taip susidėlioja tiesiog dienų bėgyje. Tai, kaip sakoma, iki balandžio atrodo darbo temų turiu, o paskui ten dar žiūrėsim, gal dar kažką šausi galvą, plus gal kokia nors aplinkybės dėja kartais pagimdo ir naujų tų temų. Tai va.
O tai toks visas scenarijus, tai tada aš manau, kad gal ir pradėkime jau tada visą mano pasakojimą. Jo, kaip čia sumanimas yra labai paprastas, aš šitą originaliai turėjau dar sumastęs pernai mokslo metams, bet vėlgi, nu, visų temų nepadengsi, kad ir kaip norėtumai, nes originaliai šių metų pavasarį, tai yra nuo kovo iki birželio pirmos savaitės, buvo lygiai 25 metai, kaip vyko Kosovo karinė kampanija. NATO vykdyta prieš buvusią Jugoslaviją tam, kad būtų susidarytas etninis valymas ir genocidinės apraiškos prieš Kosovo albanus. Ir įvykis tikrai lūžinis momentas daugeliu atveju, tiek tarptautinėse praktikose, tiek karinės minties. Tai apie tai šiandieną ir pakalbėsiu, tikrai nesileisiu į detalės ten operacijų, į detalius operacijų aptarimus, nes čia jau būtų labai jau taktinis lygmuo, bet labiau pažiūrėsime, ką reiškia šitas visas Kosovo dėmuo ir kaip jis keičia, nes daugelis sakytų, kad 2001 metų rugsėjo 11 yra lūžinis momentas ir savotiškai taip, bet aš visgi turbūt drįsčiau vardinti Kosovo karinę kampaniją kaip tikrai rimtą lūžinį momentą vakarietiškos karybos ir tam tikro vakarietiško ego ar pasikėlimo susiformavimui, tam tikrų karinių teorinių įsivaizdavimų ir perdėto susireikšminimo. Ir kas aktualu mums, Lietuvai, tai Kosovas buvo visgi tam tikras mentalinis lūžis į negerą pusę Rusijoje. Kad Rusija labai rimtai ir jautriai priėmė visą Kosovo operaciją ir jos baigti į tai, kad, na, sakykime, irgi apie tai dar pakalbėsiu, bet realiai tai yra, skaitant rusiškus tekstus, pavyzdžiui, apie karo teoriją, Kosovas yra absoliučiai ir labai dažnai minimas kaip tam tikras lūžinis taškas, kaip tam tikras chrestomatinis pavyzdys, kaip kautis arba kaip nesikauti. Tai yra tikrai daug daugiau yra apie Kosovo operaciją negu, pavyzdžiui, apie Persijos įlankos karą ar apie netgi Irako operaciją. Šitas karas, šita karinė kampanija, jinai fiksuoja kažkokį tais, na, lūžį Kremliaus galvoje. Aš asmeniškai su šita istorija turiu irgi tokį gal savotišką, čia toks reminiscencijų vakaras, savotišką ryšį. 99 metais aš, kaip čia, esu 11-okas ir kai prasideda visa šita karinė operacija, mane taip ištinka gyvenime situacija, kad yra man atlikta apendicito operacija ir esu priverstas gulėti savaitę ligoninėje ir aišku paskui šiek tiek ir namie sveikti, gyti. Ir kaip čia, po chirurgų peilių pakrentu kaip tik tomis dienomis, kai prasideda visa Kosovo karinė kampanija, nu tai turbūt įsivaizduojate, ką reiškia gulėti ligoniniai ir kaip čia diena po dienos bėga ir vis tiek fone yra kažkoksai TV ekranas, kur žinios, nors tuo metu mūsų dar tas žinių kokybė tikrai neprilygsta dabartiniai, mes esame, nu aš tiesiog girdžiu apie šitą konfliktą. Ir jis tikrai man yra taip užsifiksavęs. Žinote, toksai yra pasakymas, kiekviena karta turi savo karą. Tai gal tai nėra mano karas per se, bet tai yra visgi įvykiai, kurie vyko 90-ųjų pradžioje, tai yra, sakykime, ir buvusio Jugoslavijoje pilietinis karas ir genocidiniai dalykai, ar Ruanda, ar Mogadišas. Esu dar per mažas, per jaunas, na, sakykime taip, reflektuoti giliau, stipriau ir žinių dar lygis. Bet 99 metais tai visgi yra jau, sakykime, man likę pusę metų iki pilnametystės, sakykime taip, yra jau vis tiek kažkoks kitoks tas suvokimas, žinių lygis, kad ir mokyklinis, bet jis vis tiek yra didesnis, istorijos išmanimas. Tai realiai man Kosovo konfliktas yra pirmas karas, kurį aš jau, sakykime taip, reflektavau, sakyčiau, kaip suaugęs žmogus, kiek leidžia, sakykime, tas jaunatviškas reflektavimas ir suvokimas, kas dedasi, kaip vyksta. Tai dėl to man šitas konfliktas irgi yra turbūt padėjęs tam tikrą kažkokį įspaudą. Jis tikrai nėra priežastis, kodėl aš darau karo studijas, čia tai tikrai galiu iškart sakyti. yra kiti akademiniai aspektai ar edukaciniai, kurie mane nuvedė ten, kur aš dabar esu.
Bet jo, man Kosovo karinė kampanija yra kažkas tokio, kas mane jau, kaip sakau, suaugusiu žmogų įveda į kažkokį tai tavo didesnį suvokimą, kad vat, dedasi tokie įvykiai, kontekstai ir kurie yra nušviečiami. Ir man yra įstrigę, aš jau dėliodamas skaidrės prisiminiau, kad neradau nepaieškojau vienos knygos viršelio. Šitas karas beje yra susijęs dar su mano bakalauro studijom. Jis yra kaltininkas, kaip aš savo bakalauro pavadinau, virtualus karas, nes aš tą pavadinimą pasiskolinau iš Maiklo Ignatjevo, garsaus intelektualo, kanadiečio, kuris kurį laiką vadovavo ir CU universitetui Budapešte ir buvo išvytas Orbano. Tai Ignatjevas, kadangi kilimo iš Balkanų, tai yra parašęs knygą Kosovo karas ar Virtual War, Kosovo Campaign. Tai jis šneka apie, kad Kosovas turbūt ryškiausiai, lyginant su netgi Persijos įlankos karu, mums parodo virtualumo jau svarbą centriškumo konfliktuose. Mes apie šitą karą sužinom virtualiai, televizija, internetas. Šitas karas vyksta virtualiai, ta prasme, kad yra naudojamos tikslaus pataikymo ginkluotė, dronai jau tikrai yra naudojami gana intensyviai, komunikacinis command and control sistema, viskas vyksta jau virtualiai ir dideli ekranai ir tas, sakykime, prime time matymas ir tas visas toks virtualumas yra. Ir plus, čia gal ne virtualus, bet yra tema, kuri labiausiai šiandieną ir dominuos, tai yra tai, kad tas karas vyksta labai stipriai ore. Atakuojama iš oro, bandoma nukauti lėktuvus natiečių skraidančius ore. Tai yra, pirmiausia, tai yra karybos ore karas, arba tiksliau kariavimas iš oro į sausumą negu pačiame danguje. Tai vat šitas karas, jis tai yra toksai, turi tą virtualumo dozę, kur iš tiesų, kai galvoji, tai yra tai, kas yra jau labiau technologiškas karas labai stipriai. O oficialiai, tai kaip matote ekrane, oficialiai visa ta kampanija yra vadinama Allied Force operacija 99 metų kovo 24, birželio 10. Ir jau tai, ką matote ekrane, formuoja tam tikrą intrigą. Nes originaliai niekas tiek kariauti neketino. Visgi originaliai, skaitant ir literatūrą, ir jau, sakykime, ir gana šviežiai parašyta iš karto po šitos karinės kampanijos ir po truputėlį laikų praėjus, kai gal archyvai buvo labiau pačiupinėti, visgi įsivaizdavimas buvo tai, kad, maks 3 savaitės. Maks 3 savaitės ir Slobodanas Miloševičius turėtų atsitraukti ir nustoti daryti blogus darbus, apie kuriuos aš netrukus pakalbėsiu. Ir kad, sakykime, turėtų užtekti baudžiamosios karinės operacijos, kuri naikins karinės instaliacijas, bandys apšaudyti karinius vienetus Serbijos pajėgų, bet iš principo to turėtų užtekti koreguoti jau pradėtą blogą darbą, tai yra etninį valymą. Bet pasirodo, serbai nėra toksai lengvas kasniukas, kaip manė nemaža dalis NATO planuotojų. Ir kampaniją teko pratęsti ir galiausiai jinai trunka, kaip matot, beveik 3 mėnesius, 2,5, aš būsiu dosnus, 2,5 mėnesio. Ir tai yra tikrai, daug ilgiau negu planavo NATO. Ir čia tada vieni sako, kad finale NATO laimėjo. Bet iš kitos pusės ta pergalė, jinai užmaskuoja tai, kad buvo tikrai labai stipriai prašauta su įvairiom prielaidom. Kaip greitai gali palūžti Slobodano Miloševičiaus režimas, būtent jis ir jo aplinka, sakykime, reaguodama į vakarų daromą spaudimą karinį, kaip greitai gali palūžti Serbijos žmonės jo atžvilgiu ir koks yra visgi paties NATO karinių sistemų efektyvumas, pirmais smūgiais taip griauti ir naikinti ir skaudžiai bausti, kad priešas ilgai nepatemptų. Tai pergalė pasiekta, bet truko ilgiau negu planuota. Ir paliksiu intrigą dar labiau paskaitos pabaigai, yra ir dar fundamentalesnių momentų.
Kas dar yra svarbu, kalbant apie visą šitą operaciją, jinai sutampa su NATO 50-ojų gimtadieniu. Tai yra apvali data ir įsivaizduokit, tasme karinė kampanija vykdoma ir Vašingtone susirinka NATO lyderiai kaip ir švenčia, bet ir diskutuoja, ką daryti, nes akivaizdžiai kampanija klimpsta, kariaujama ilgiau negu planuota ir ar metam daugiau resursų ir aišku, visi sako, kad mes turim tęsti, mes negalim atsitraukti, nes kaip atrodys pats NATO, kuris beje tais metais ir prasiplečia. Čekija, Vengrija ir Lenkija tampa NATO narėmis ir, kaip sakoma, welcome to the party, tik įstojo ir iš karto prasideda karinės operacijos ir dabar meluosiu, bet man atrodo iš Vengrijos oro uostų lėktuvai kyla, naikintuvai taip pat atakuoti Serbijos. Vienu žodžiu, naujas NATO narės yra iš karto įdarbinamos viena ar kitokia forma, tai visas tas, sakykime, celebration yra toksai su prieskoniu, bet kartu tai yra, šita karinė kampanija tampa jau ne tik vakarų politinio moralinio stuburo išbandymų, nes jisgi darosi labai blogi dalykai Kosove, bet tai tampa realiai NATO ir ta tokia siauresnė prasme Jungtinių Amerikos valstijų karinio stiprumo išbandymas ir prestižo reikalas. Tu nebegali susimauti, nes kitaip kaip tu atrodysi. Tai va, tai čia šitoj vietoj, sakau, intriga yra tai, kad viskas trunka ilgiau negu planuota. Labai trumpai apie patį Kosovą, tai čia turbūt esate girdėję daugiau negu reikia ir čia aš tikrai, gal galima biškit ant tą fonavimą, kas nors, kas įsijunkite mikrofonus, būsiu dėkingas. Tai kalbant apie kolegos, kažkas neįsijungia mikrofono ir fonuoja labai, būtų gerai, kad būtų vaikų balsai ar televizoriaus balsai dingtų iš eterio. Tai apie patį Kosovo, sakykime, daug čia nesiplečiant, šventa vieta serbams, nes, kaip ir matot, kur yra varnas, ne, tas kvadratėlis. 1389 metais Kosovo laukuose serbai kariauja, kaunasi su puolančiaisiais osmanais ir šitas mūšis yra pralaimimas, osmanai perima didžiąją dalį Balkanų kontrolės po šito mūšio ir šita vieta, nu, taip kaip mums Žalgiris, taip serbams yra Kosovo mūšis. Na, tai yra tapatybės dalis, tai yra daugybė dalykų. Ir aišku, dėl Osmanų valdymo, imperijos paveldo, palikimo, visa šitame regione yra tikrai tautų katilas, persimaišymas ir tautų ir religijų persimaišymas ir jau einant į 20 amžių, formuojantis komunistinį, socialistinį Jugoslavijai, Kosovas yra Jugoslavijos dedamoji dalis, bet joje gyvena Kosovo albanai. Ir gana jų daug, kaip ir žemėlapį šofone matote, Albanijom tai yra pasienio valstybė, kraštas. Ir Tito Jugoslavijoje Kosovas turi autonomiją, bet kai Titas miršta, na, sakykime taip, prasideda nesąmonės, prasideda palengva, na, stumdymaisi ir Slobodanas Miloševičius, kaip čia dabar pasakyti, savo populistinę karjerą pradeda kaip lyderio realiai su Kosove, rėždamas aistringas kalbas ir, na, ir realiai, kaip čia, Kosovas yra pradžia visų neramumų Jugoslavijoje buvusioje, kuris išjudina viską ir mes turime tada ir Kroatijoje karą, ir Bosnijoje Hercegovinoje, ir kur vyksta baisus dalykai. Kosove iš tiesų irgi dedasi pradžioje gal net tokio masto žiaurumai, kurie vyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje, bet visą laiką yra, na kaip čia dabar pasakyti, etninio valymo ir nuolatinio tokio kriminalinio elgesio Kosove, kur Serbijos kariai arba Kosovo serbai užsiminėja banditizmu, užsiminėja turto naikinimu, užsiminėja prievartavimais, taip pat yra ir žmogžudysčių. Toks žemų intensyvumo politinis smurtas, bet kuris, na, tiesiog kiekvieną dieną šito regiono žmonės, Kosovo albanus, laiko teroro baimėje ir tiesiog tas visas dalykas tik intensyvėja
ir jis įgauna tokį pagreitį, kad 98 metais, vat kaip čia, 98 metais, nu, tiesiog prasideda didesni neramumai ir Kosovo išvadavimo armija, vat kaip matote, apatinis paveiksliukas, na, pradeda, sakykime, ginti albanus ir palengva perimti teritoriją ir Miloševičius reaguoja, siūsdamas savo pajėgas ir pradėdamas sistemingą etninį valymą ir vietinių gyventojų žudymą. Ir tada jau yra vakarų klausimas, ar mes norim matyti antrą Srebrenicą ir antrą dalyką. Čia tiesiog labai irgi, na, glaustai, toks, sakykime, kas dedasi, kokią formą vyksta tie blogi dalykai. Tai yra priverstinis iškeldinimas iš teritorijos, namų griuvimas, naikinimas, namų deginimas, vėliau apie Human Shields, tai yra tai, kad jau kai NATO vykdys operaciją, Serbijos kariai tiesiog išstatys prieš savo vienetą ar pastatų Kosovo gyventojus ir tada vadinasi, kai NATO lėktuvai skrenda meta bombas, naikina serbų instaliacijas karinės, bet iš paskos žudo ir Kosovo gyventojus ir jie yra naudojami kaip, atsakykime, žmogiškiai skydai. Mes turime sulaikymus, mes turime egzekucijas, mes turime neišvengiamai masinius prievartavimus vyrų ir moterų. Mes turime, sakykime, tiesiog iš tavęs, vat kaip čia paskutinis yra identity cleansing, tai yra, nu, tiesiog iš tavęs reikalauja, kad tu negali būti, tas metame dokumentus, tu esi tarsi bevardis, bepilietis, neturintis jokių socialinių, politinių, pilietinių teisių ir nežinia, kas esi. Ir vat štai toks yra portretas, kas dedasi nuo 90. Visa tai vyksta realiai nuo 90-ųjų, bet intensyvėja nuo 98-ųjų pavasario ir vakarų sostinėse darosi aišku, kad čia artėjom prie blogų dalykų. Čia artėjom prie blogų dalykų ir tada tiesiog yra momentas, kur užsieniečiai, šiuo atveju pagrindiniai amerikiečiai, bet ir Europos sostinės, ypatingai Britai, Tony Blairas, yra kaip čia šviežias, dar sąlyginai premjeras, tik tais 2 metai, tai jis dar toks energingas, jis dar nori sakykime, save įrodyti kaip tą tokį naujos kartos jauną lyderį, ypatingai jis kontrastuoja su Žaku Širaku, Prancūzijos prezidentu, kuris yra tikrai senesnis ir vangesnis. Ir, sakykime, štai mes turime jauną, tokį energingą Britų premjerą, kuris, na, vėlgi nori kažką daryti kariško ir kartu žiūrėti į tą žmogiškasis vertybės, kad, nu, mes negalim sau leisti Europoje tokių dalykų. Mes turim kažką daryti. Ir tiesiog tada kyla klausimas, kaip ir kas. Tai aišku, yra siunčiamos diplomatinės misijos į Belgradą, kalbėti su Miloševičiumi, siunčiamas, pavyzdžiui, amerikiečiai siunčia Holbrooką diplomatą, tas pats diplomatas, kuris padėjo užbaigti pilietinį karą ir visus žiaurumus 95 metais, priversdamas, įtikindamas, nu čia galėsim turbūt diskutuoti istorijos bėgyje, kaip Holbrookas įtikina visgi Miloševičių sutikti su karų nutraukimu ir pripažinti Kroatijos, Slovėnijos, Bosnijos, Hercegovinos savarankiškumą ir pasirašyti vadinamą Daytono agreementą, tai ypatingai tai susijęs su Bosnijos Hercegovinos valstybės sukūrimu. Ir bandymas yra iš naujo kalbėti su Miloševičiu, siunčiant tos pačius žmonės, vadinasi, pažįsta, gali labiau eiti į betarpišką ryšį ir kalbėti, sakyti, nu žiūrėk, gal baigiam tos blogus momentus. Ir aišku, sakoma, kad jeigu tu nesikeisi, nu mes tikrai neišvengsim kažkokio karinio veiksmo. Vienaip ir kitaip bus baudžiama. Nes iš tiesų vakarai sako, mes turim koreguoti tavo blogą elgseną, tai yra, kad tu pradėjai etninį valymą, mes turime tą turime uždrausti, tai bausime lazda. Tai klausimas kokią formą. Momentas yra, kur Miloševičius yra drąsus ir tas yra faktas, kad net ir 90-ųjų viduryje, kai yra visi vykstantys žiaurumai kitose kampuose Balkanų, vakarų valstybės, ir pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos, yra nelinkusios siųsti pėstininkų į šitus konfliktus, tai čia yra vadinamasis Somalio sindromas ar CNN sindromas, kaip ten visai galime vadinti, bet Clintonas turi atsargumą, jis nenori veltis ir nenori siųsti pėstininkų. Plus yra labai svarbus momentas, kalbant, čia sukrenta daug elementų į tą 98 metų kontekstą. 98 metais yra Levinskis skandalas ir Clintonas yra apkaltintas turėjęs seksualinius santykius Baltuosiuose rūmuose, ovaliajame kabinete
jis tą neigia, prasideda jo impeachmentas, kur galiausiai jis prisipažįsta ir atsiprašo. Ir ta, sakykime, finalinė stadija visos šitos epopėjos yra 98 metų antroji pusė. Tai Clintonas turi darbo daugiau negu reikia. Namuose saugant savo kailį ir savo prezidentavimo palikimą ir paveldą. Ir jis tikrai nebus linkęs siųsti dar pėstininkus į kažkokį distant region, kur paaiškink amerikiečiams, kas čia vyksta, ir paaiškink, kai tu esi tiesiog realiai pagautas be kelnių ir tasme sakys, čia bandoma sukurti kažkokį tais, na, nežinau, kaip čia pasakius, distraction, dėmesio atitraukimą, nes kitaip, kaip čia, kas čia vyksta. Beje, yra labai fantastiškai geras filmas Wag the Dog, Uodega vizgina šunį, kur pagrindinius vaidinius atlieka Robertas De Niro ir Dustinas Hoffmanas. Ir kur scenarius yra, ir realiai iki šito karo, filmas yra 28 metų, man atrodo, kad yra Amerikos prezidentas, kuris įsivelia į sekso skandalą ir norint, kad tos temos nebūtų eskaluojami žiniasklaidai, jo komandos pasamdo Hollywoodo komandą irgi sukurti fiktyvų karą. Pasakyta, nesukurti visą pasakojimą ir legendą, kad neva kažkur Balkanuose vyksta karas ir Jungtinės Amerikos valstijos remia vertybės, žmonių gyvybę saugot nori ir taip toliau. Ir ten filmas yra apie tai, kaip yra sukūriamas feikinė operacija, kaip visas režimas valdantysis tarnybos įtikinamas, kad jie tikrai kariauja kažkur Kosove. Nu, ne Kosove, Balkanas, atsiprašau. Yra neva ir ištraukiamas karo belaisvis karys, kuris žūva ir jis palaidojamas, yra sukūriama daina. Visa mitologija apie tai, sakykime, kaip bandoma per info erdvę sukurti visiškai feiką ir tiesiog, kad būtų užpildytas eteris kalbomis apie karą ir mažiau būtų kalbama apie prezidento nuotykius. Ir kas yra įdomiausia, kad realiai visa taip, kaip tas filmas padarytas, vėliau sekso skandalas, Kosovo krizė ir Kosovo karas. Tai žmonės ir klausia, sako, tai čia buvo feikas ar realybė, nes taip atliepia filmą, o filmas išėjo anksčiau. Tai siūlau filmą pažiūrėti, nes tikrai geras, tikrai gera vaidyba ir tokia, sakyčiau, kaip čia, šaržas Amerikos politinės sistemos ir komunikacinių dalykų. Tai turint omeny šitus kontekstus, vakarai norėtų bausti Serbiją, bet kartu supranta, kad jokių ten pėstininkų nebus, bus aviacija, Miloševičius tą supranta ir kaip vėliau parodys karo eiga, jis turėjo pagrindą manyti, kad taip lengvai jo vakarai nepastumdys, atsižvelgiant tai, kokio oro gynybos sistemas jis turi ir ką gali jo kareiviai padaryti. Nes ko nepadarė NATO normaliai, tai neįvertino visgi serbų oro gynybos sistemos efektyvumo. Tai nebuvo Sadamas Huseinas, tai buvo kur kas rimtesnis oponentas, kas liečia serbus, ir tas bus tikrai netikėtas surprizas 29 metų kovo balandį. Tai mes einam į tokius kontekstus ir tai mes turime visus tos skandalus, bet tuo pačiu mes turime visas tas nelaimės vykstančias Kosove ir yra ten daugiau momentų, kad 99 metų sausio gale yra vykdomas išpuolis Kosovo gyvenvietėje, pavadinimas bus iš R raidės, kur yra išžudoma visa gyvenvietė, apie 40 žmonių. Ir serbai nespėjo to paslėpti, kaip čia vakarų stebėtojai, kurie yra tame regione ir bando fiksuoti, dokumentuoti vykdomus nusižengimus, žmogaus teisių pažeidimus, jie atranda šitą masinę kapavietę ir žudynių vietą ir apie tai sužino visas pasaulis. Ir iš tiesų, ką leidžia matyti istorikų darbuose archyvinių šaltinių analizė, tas įvykis yra tarsi lūžinis momentas, kuris NATO galvose lyderių sudėliojo paprastą poziciją. Tylėti nebegalim, mes duodam paskutinį šansą Miloševičiui išeiti taikiai, jeigu ne, mes įbausim ginklu. Ir tada yra bandymai, kaip ir matote, yra Rambuje susitarimas, siūloma pasirašyti, čia yra Prancūzijoje, kur susirenka, sėdi Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Madeleine Albright, Rusija, kaip tarpininkė ir draugė Serbijos irgi dalyvauja, ir bandymas yra Miloševičiui įtikinti, išvesk karius, įleisk taikdarius, numuškim temperatūrą,
sugrąžink autonominės teisės Kosovui ir taip toliau. Ir Miloševičius galiausiai sako, ne, aš su tuo nesutinku, nenoriu. Na ir visi bandymai, dar paskui ten yra jau tiesiog vizitai tiesiai į Belgradą pas jį, bet tiesiog niekas neveikia. Ir tampa aišku, kad karinė kampanija bus vykdoma. Kada tiksliai, na tai čia niekada nežinai tos datos, bet aš dabar, kai pažiūrėjau datą, tai galvoju, kažkaip amerikiečiai mėgsta pradėti kovo antroji pusėje, nes Irako karas prasidėjo kovo 19 ar kovo 20 2003 metais, čia kovo 24. Kažkaip atrodo toks kažkaip sutampa, toks anksti vėlyvas kovas yra pastarųjų konfliktų starto pradžia. Tai va toksai kontekstas, aš tiesiog neinu ten į detalės, kiek visko dar vyksta, bet kitaip tariant, Miloševičius neišsigąsta vakarų grasinimų, nekreipia dėmesio į bandymus vykdyti, na, sakykime, per diplomatinį procesą, kad visgi išeiti į kažkokį kompromisą. Jis visą tai atmeta. Yra daug spėlionių, kodėl, nes momentas yra tai, kad Miloševičius yra ilgainiui nuverčiamas po šitos operacijos ir jis bus, na, išvežtas į tribunolą teisti, bet nesulauks nuosprendžio, nes mirs, laukdamas, sakykime, teismo nuosprendžio, bet yra taip pat yra bent jau nesumatęs kažkokių jo memuarų, jo kažkokio dienoraščio ar dar kažkas, nes turbūt vėlgi tai yra, na, per daug dar šviežius įvykiai, per daug, į klausimas yra, kokie yra likę, tai pirmieji šaltiniai ir kiek serbai patys yra linkę dalintis. Tai čia turbūt taip pasakyčiau. Ir dėl to mes nežinome iki galo, kas jį padrasino priešintis ir laikyti tą stuburą. Yra istorikų spėlionės, kad jis tai daro, nes vakarai bando Sadamo Huseiną tuo metu irgi bausti už, na, sakykime, nesilaikymą sankcijų ir stebėtų neįsileidimo ir vykdomos yra karinės oro kampanijos Irake 98 metais, kurias Sadamas išgyvena, nei pats žuva, nei ten kažkas subyra. Ir iš principo, na, tarsi matosi, kad jeigu turi kantrybės, tu gali išgyventi tą vakarų vykdomą karinį atakavimą iš oro ir realiai jie tavęs, nebent jie tave tiksliai tiesiogiai norės sunaikinti, kas lyg ir nedvilkia iš to meto vakarų pasisakymo, kad jie neužsiims lyderių žudimu, o jie, tasme, bandys koreguoti blogą elgseną, tarsi indikuojant, kad kas ir atsitiko, pirmiausiai stabdant blogus darbus pačiam Kosove. Vadinasi, jeigu ir bus puolimas, apšaudymas, jis pirmiausiai bus nukreiptas į Kosovo teritoriją ir ten esančių serbų karių naikinimą, karinės technikos naikinimą. Tai jeigu tu sėdi ramiai Belgrade, dar kokiam bunkerį, tasme, realiai esi saugus. Iki galo, sakau, yra sunku spręsti, kas yra Miloševičiaus galvoje, bet jis nenusileidžia. Nu tai ir viskas. Ir tada mes einame į konfliktą ir mes turime tai, ką turime. Čia yra tiesiog ir statistika. Nu, iškalbinga statistika, jeigu matote, kur yra punktas Allied Force. Ir 400 karinių orlaivių įvairaus tipo ir jų pusė iš jų, netgi daugiau negu pusė iš jų, yra duodama amerikiečių. Ir čia tas disbalansas, na, jis yra svarbus, kad nors operacija yra NATO ir bando dalyvauti, bet, nu, iš principo tai yra amerikietiška karinė operacija, kuriai vadovauja amerikiečių generolas, bet čia vėlgi čia neišvengiamas dalykas yra, nes pagal NATO struktūrą pagrindinis aukščiausias karininko rangas, pozicija, tai yra sakior, visą laiką priklauso Jungtinių Amerikos valstijų generolų. Jis sėdi toje pozicijoje, jis jas užima tas pareigas ir vadinasi, jis vadovauja ir NATO operacijai, ir visą laiką jie taip pat tie generolai yra ir Amerikos pajėgų dislokuotų Europoje vadai. Tai iš principo visada NATO koviniam veiksmui aukščiausių lygių vadovaus amerikiečiai, bet jie tuo pačiu ir tarsi įneša didžiausią tą, nu, indėlį. Tai šita operacija yra tikrai labai stipriai amerikietiška. Dėl to, kai mes žiūrime ir į karinės doktrinas, nu, tai čia turim žiūrėti, ką amerikiečiai masto apie karybą ore
karybą iš oro į sausumą ir kaip tos idėjos yra pritaikomos paskui konkrečiuose konfliktuose. Čia yra turbūt svarbu, labai gerai apatinis kampinis momentas, kur labai aiškiai matosi, kas parašyta NATO's First Targets. Ir kad tai yra Priština, Belgradas sostinė yra atakojama, bet atkreipkite dėmesį į visą sąrašą. Tai yra oro uostai, kareivinės, karinės ginkluotės gamyklos. Iš principo, pirmosios atakos yra skirtos naikinti karinę infrastruktūrą. Ne tiesiog sprogdinti civilinius pastatus, ne, sakykime, bandyti nukauti konkrečiai Miloševičių ir taip nukirsti galvą, kaip sakoma, lyderių ir gal užbaigti viską. Yra pirmiausias taikinys karinės instaliacijos, karinės pajėgos. Čia ir bus niuansai, kalbant apie karo teoriją, nes vienas didžiausių ginčų buvo ir lieka karo teoretikų ir tada jau karo praktikų, kas visgi turėtų būti pirminis taikinys - kariuomenė ar civilinės erdvės, dar apie tai detalizuosiu. Nes atsakymas, kad bombarduoti viską yra neatsakymas, nes tu turėdamas visgi ribotus resursus, o amerikiečiai šitoje operacijoje turi ribotus resursus, nes Clintonas vieno dalyko nenori pradžioje kampanijos. Jis nori, kad ta kampanija būtų trumpa ir kad užtektų tų resursų, kurie yra čia ir dabar kareivinėse ar aerodromuose, kad jam nereikėtų prašyti kongreso papildomų pinigų, vienas dalykas, ir kad jam nereikėtų, sakykime, aktyvuoti rezervą, nacionalinę gvardiją ar kitus papildomus komponentus, kas beje neišvengiamai įvyksta karui užtrunkant. Ir ko ilgiau kariavimus trunka, to amerikiečiai turi, jie realiai mobilizuoja apie 100 000 paskui karių, pašaukia į tarnybą. Nes ir šiuo atveju tai karių aš turiu minį ne tik ten tiesiog žmonės su šautu, čia apima ir logistikos komponentą, aprūpinimo komponentą, bet iš tiesų amerikiečiai yra priversti plėsti spektrą ir įsitraukimą ir tai pradeda kelti klaustukus Amerikoje, nes, kongresas, kas čia vyksta, kodėl čia šito viso reikia. Ir atsiminkite dar taip pat, dabar jeigu manęs... Jo, teisingai. Tai 99 metais vyksta rinkimai į JAV prezidentus. Tai Džordžas Bušas jaunesnysis laimi, kuris užims pareigas 2000 metais. Man atrodo, 99 metais bijau biškai, atleiskite, jeigu mano atmintis paveda, bet man atrodo, kad 99 metų rudenį įvyksta rinkimai, ne 2000-aisiais. Nes aš jau esu studentas, kai yra, o gal visgi 2000-aisiais. O gal 2000-aisiais. Tada atsiprašau, jeigu biškai būsiu suklaidinęs, jau kartais atmintis paveda, bet kuriuo atveju visi puikiai supranta, kad Clinton epocha eina į pabaigą, jo kadencija eina į pabaigą ir kad artės rinkimai ir kaip visada mes dabar puikiai matom, kas dedasi Amerikoje su rinkiminė kampanija ir kaip jinai anksti prasideda, tai ko mažiausiai nori prezidentas pareigose, tai yra tai, kad taip, atsiprašau, rinkimai buvo 2000 metais, tai metai po to. Bet tu tasme mastai apie rinkimus, tai tau reikia kuo mažiausiai erzinti kongresą, kuris nėra draugiškas tau, ir įsivelti į karus, ir tu, jeigu pradedi naudoti daugiau žmonių, yra daugiau potencialiai aukų ir visa kita. Bet kuriuo atveju, pasipila bombardavimai. Pirmiausias, visgi čia nužemėlapis rodo čia pirmasis dienas, daugiausiai taikinių krenta ir patį Kosovą, nes ten yra tikrai labai daug Serbijos karių ir NATO pajėgos bando naikinti ten esančias pajėgas, bent jau jų techniką, ir kad kariai išeitų iš Kosovo teritorijos. Ir, sakykime, ir tada jau gal būtų galima vėl pradėti kalbėti su Milošem, sakyti, žiūrėk, matai, kad mes tave baudžiam, tavo pajėgos yra naikinamos, negi nenori eiti į kompromisą ir kalbėtis. Bet vienas dalykas yra akivaizdu, kad einant karui neužtenka to bombardavimo ir čia yra labai iškalbinga kita skalė, kad čia karo pradžiai kokie resursai buvo mobilizuoti, bet ilgainiui patys matot, kad mes pasiekėm resursą bendrą virš 1000, nes ko ilgiau karas trunka, to daugiau reikia
daugiau kariavimo, daugiau technikos ir vat, čia labai netgi gerai paimtos skalės, vat, jeigu 24, tai turim 400, jau realiai per NATO summitą faktiškai tas skaičius padvigubėja link, kai kol bus pasiektos paliaubos, na, sakykime, ginkluotės skaičiai auga, atakavimo taikinių skaičius auga. Dabar vėlgi truputėlį meluosiu, o gal ir ne, viename iš šaltinių mačiau, kad pradinis taikinių sąrašas buvo ar tai 170, 180, kažkas apie tiek, kur yra identifikuoti taikiniai, bet jau pabaigoje operacijos, tai yra birželio 10 dieną, taikinių yra virš 1000. Beveik. Nu, beveik, net ten gal trūksta kelių, bet taip galima falinti, tai yra 1000 taikinių sąrašas, kuris, na, sakykime, yra ne tik, kad kiekvieną dieną bombarduojamas, bet, esmė, jie yra target listai ir kurie vieną ar kitą dieną yra pačiupinėjami atakomis iš oro. Tai, esmė, eskalacija konflikto yra didelė ir paskui taip staiga, čiukšt, birželio 10 viskas ir baigėsi. Tai čia yra bet kur yra svarbus momentas, kur aš šnekėjau apie surprizus. Surprizai yra labai paprasti. Serbijos kariuomenė, na, sakykime taip, turėdama savo socialistinę patirtį ir komunistinę patirtį ir gana tokią savarankiškos užsienio gynybos politikos, esmė, tikrai turėjo rimtą kariuomenę, turėjo ir neprastą ginkluotės pramonę ir aišku, vis tiek turėdavo tos pačios ginkluotės ir Sovietų Sąjungos pirkdavo, o ilgainiui po šaltojo karo ir iš Rusijos. Ir vienoje vietoje serbai tikrai yra stiprus. Tas yra žinoma, bet turbūt nėra suvokiama, kiek stiprus ir efektyvus. Tai yra oro gynybos sistemos. Bet mes dabar Lietuvoje šnekame apie oro gynybą ir sakykime, kiek yra tai svarbu. Nu, tai turbūt sakyčiau, tik tiek, kad vienas momentas, kur iki galo netinka Serbijos analogas Lietuvai, jeigu žiūrėti labai tikslių išmoktų pamokų. Serbijai padeda labai stipriai jos reljefas. Kosovas ypatingai yra labai kalnuota vietovė, yra daug miško, vadinasi, yra daug lengviau ir maskuotis, ir užmaskuoti raketinės sistemas, vienas dalykas. Kitas dalykas yra oponentui, kuris bando suprasti, kas dedasi tame reljefe, kalvotumas ir kalnai visą laiką yra problema, darant žvalgybą, nesvarbu, nebūtų akimis ar sensorika, tai yra labiau probleminis negu lygumų dalykas. Bet kuriuo atveju oro gynybos sistemas parodė, jos stabdė amerikiečių lėktuvus. Šitas kariavimas, na, sakykime, dar gal čia yra garsioji, pasiduodu, čia jau tikrai pasiskolinau iš skaitytų straipsnių, kur matot pavadinimą, kad tai yra S-125 raketinė sistema. Aš technologijų tipuose nesiorientuoju, bet vieną dalyką žinau, kad būtent pasitelkus tokią raketinę sistemą yra padaromas, šitas karas jau vien dėl to įvykio įeina į karybos istoriją. Nes pasitelkus šitą raketinę sistemą yra numušiamas toks bombonešis. Nighthawkas. Ir kodėl tai yra svarbu? Nes jis yra nematomas. Jis yra stealth technologijų. Nu, nematomas čia taip liaudiškai, ne? Jis yra stealth technologijų. Realiai jis turėtų būti nematomas radarų. Serbai pasitelkia konkrečiai to tipo raketinės sistemas, numuša vieną šitų bombonešių ir dar vieną apgadina. Tik tai šitas buvo pamuštas, man atrodo, kovo 26 kažkur 2-3 karo dieną, o antrasis apgadintas kažkur balandžio 2 pusė, kažkur po gero mėnesio. Ir tai yra, wow, nes visgi tai yra, jau nekalbant apie tai, kiek kainuoja tas bombonešis, esmė, kiek ten yra pridėta technologijų ir viso kito, bet tai yra tai, kad realiai su sovietinio tipo priešraketinė sistema, tu negalėtumai priešlėktuvinė sistema, tu negalėtumai tokio lėktuvo numušti, nes tiesiog jis turėtų būti nematomas radaruose ir neužfiksuojamas. Kaip ten kas įvyko iki galo, vėlgi lieka klaustukai, faktas yra tas, raketa pataiko, lėktuvas eina į žemę ir dūžta. O serbai humoristai
vat padaro vat tokį plakatą, kur yra iš tiesų melagingai pavaizduota, kad yra 3 numušti, realiai numuštas 1, 2 apgadintas, 3 net nepačiupinėtas. Amerikiečiai beje visoje karinės kampanijos metu turi ne vieną tokį bombonešį ir net po šitų incidentų jie ir toliau kitus eksploatuoja, nėra, kaip čia sakoma, grounded. Apie šitą plakatą aš tiesiog, kadangi interneto platybėse ieškai įdomesnių paveiksliukų, tai kokiu aš tik nemačiau variacijų. Ir pagalvėlio falkalai, ir žaislai, ir knygų viršeliai. Nu, grubiai tariant, tai yra karinis, politinis, kandus humoras, kuris yra dabar tapęs tiesiog, nu, čia kaip čia Gaveros maikutė, ne, su atvaizdu. Tai čia vat, nuvažiuosit įtariu į Serbiją ir mes galėtumėt gauti vat, kažką tokio analogiško kokioje nors suvenyrų parduotuvėje, nes ir iki šiol šitas konfliktas Serbijoje yra atsimenamas, na, kaip jie neatleido ir klausimas yra, ar kada nors atleis NATO tai, kas įvyko. Bent jau serbų akimis, tai, kas buvo daroma, nu, tiesiog. NATO yra priešas taškas. Europos Sąjunga, kita kalba. NATO yra problemos. Ir tai beje stumė arba bent jau neišbaido Serbijos iš, na, Kremliaus glėbio. Gal dabar truputėlį tos meilės ir šilumos yra mažiau sąlyginai dėl Ukrainos įvykių, bet dėja, bet Serbija istoriškai, žinot, buvo ir lieka visgi Rusijos tam tikroje orbitoje. Tai va, tai vien dėl šito įvykio mes galim kalbėti apie tai, kad wow, tasme, kaip taip. Ir iš tiesų, bet įmant tai plačiau, yra problemų sąjungininkams skraidyti normaliai ir svarbiausia yra problemos sąjungininkams skraidyti žemame aukštyje, kur vadinasi geriau pasirinkti taikinius, jie yra priversti dėl efektyvios priešlėktuvinės gynybos sistemos gana kilti į aukštį ir tada iš didesnio aukščio mesti bombas į apačią. Ką tai reiškia? Vėlgi pasiduodu, jeigu mūsų tarpe gretose, kas klausosi, yra aviatorių, karinės aviacijos atstovų, galės gal ir patikslinti, bet iš principo, ko meti bombą iš didesnio aukščio, tuo yra daugiau rizikų nepataikyti tiksliai taikinį ir, nu, kitaip tariant, naikinti ne tos objektus, kas gali vesti prie nekaltų žmonių žūties arba, nu, net ne to turto naikinimo, kurį turėtume naikinti. O čia jau įsivelia ir tarptautinės teisės dalykai, ir balansavimai kartais, sakykime, ant karo nusikaltimų ribos, nes, nu, susprogdino pas civilių pastatą, tai kas čia dabar vyksta. Tai va čia yra, tai iš principo tas kariavimas yra iš oro, jis sunkesnis negu NATO tikėjosi. Ir kas yra, ir čia vėlgi duomenys varijuoja. Pavyzdžiui, skaičiau, ruošiant šitai paskaitai, straipsnį parašytą 2006 metais, akademinį straipsnį, kur yra rašoma, kad po karinės kampanijos, kai NATO, ypatingai Kosovo teritorijoje ir vakarų valstybės pasiunčia savo, nežinau kaip čia, analitikus stebėtojus, pažiūrėti visgi, kokia buvo padaryta žala, jų tas assessmentas yra įvertinimas tai, kad jeigu NATO manė, kad jie sunaikino iš 400 tankų, kuriuos turėjo Serbija, 160, tai vertintojų teigimu jie rado dokumentus ir įrodymus, kad sunaikinta buvo tik 18. Atitinkamai kur kas mažiau sunaikinta ir priešlėktuvinės gynybos sistemų, kad grubiai tariant pradėjo aiškėti, kad nes tas kiekis raketų ir bombų, kurios buvo numestos Kosove ir paskui jau Serbijos teritorijoje, nesunaikino tiek taikinių, kiek manė NATO vertintojai iš karto tą dieną, kai raketos krito ir bombos, kiek galėjo būti sunaikinta. Po karo įvykusios analizės rodo visai kitus skaičius. Ir aš manau, kad dėl šitų skaičių istorikai dar turbūt ilgai ginčysis, nes tai yra svarbu, nes tada tu iš principo sakai, tai kiek efektyvi buvo tavo pasirinkta ir strategija, ir tada taktinis išpildymas. Kiek tai davė rezultato, nes tu skridai, metei bombas ir sakai, sunaikinom ten tankų bataliono komponentą, o gal tu nieko nesunaikinai. Kaip mes įvertinam naikinimo rezultatą, bombardavimo rezultatą, kokia yra metrika, kaip, nes paskui pagal tai tu darai prielaidas, kas veikia, kas neveikia. Apie prielaidas ir iš to plaukiančias pasiekmes jau gana netrukus ir pakalbėsim. Bet kuriuo atveju, sakykime, operacija užsitęsė. Ir jinai galiausiai užsitęsė taip, kad, na, visgi NATO lyderiai, matydami, kas dedasi, neturi kitos išeities, kaip
na kaip čia dabar pasakius, turi plėsti arealą, kurį bombarduoja. Pradeda bombarduoti pačią Serbiją, ne tik Kosovą jau, ir bombarduoja, sakykime taip, tiltus, infrastruktūrą, geležinkelio stotis, bombarduoja televiziją. Čia yra beje ne šiaip savo kokį pastatą bombarduoja. Jie bombarduoja Miloševičiaus žmonai priklausančios privačios televizijos pastatus. Apšaudimo metu žuvo ir civiliai, inžinieriai, 6 ar 7 žmonės. NATO pasiteisina, ir čia panašiai beje kaip Izraelis daro tokią pat techniką, kad prieš bombardavimą ten duodam tam tikrą laiką, jų mokimis protinga, man atrodo, ar 15-20 minučių, yra labai aiškiai pasakoma, šitas konkretus pastatas bus apšaudomas. Visi, kurie yra šitame pastate, out. Nes kitaip bus, blogai, tikėtina žūsite. Bet dalis žmonių liko, priežastis, nežinau, neišgirdo, nenorėjo bėgti, netikėjo, bet faktas yra tas, kad, žuvo ir civiliai žmonės. Ir šita karinė kampanija pirmą kartą turbūt nes kariaujant prieš Iraką tas dalykas taip nebuvo matomas ir akcentuojamas, nors ir ten būtų momentų, bet čia labai aiškiai, kad NATO oro pajėgos valstybių naikina dvigubos panaudos objektus. Pavyzdžiui, elektrinė. Jinai kaip ir civilinius poreikius tenkinanti yra instaliacija, bet kartu ir kariuomeniai teikia energetiką. Komunikacijos sistemos. Elektros sistemas NATO, jeigu taip sąžiningai, tempia su bombardavimu realiai iki labai vėlyvos stadijos ir elektrinės instaliacijos yra pradedamos bombarduoti tik tais realiai birželio pirmomis dienomis. Kas, iš principo, kai jau yra tarsi paskui po savaitės geros ir vyksta lūžinis momentas ir Miloševičius sako, viskas gerai, aš pasiduodu, baigiam. Bet kuriuo atveju taikiniai buvo. Apšaudoma buvo kaip ir televizijos pastatai, kas vėlgi yra dvigubas panaudos objektas. Tai va čia jau prasideda tai, kas dabar jau yra labai familiaru ir ypatingai matant Rusijos veiksmus Ukrainoje, Izraelio veiksmus, kur, tai Rusija, čia nėra apie ką netgi diskutuoti, bet Izraelis, kaip čia, kadangi yra demokratinė valstybė ir yra vakarų sąjungininkė, kad ir, sakyčiau, šiuo metu probleminė, jinai, pagrindžia apšaudimą ne tik, kaip čia, karinę logiką, bet pagrindžia ir teisinę logiką, kad yra proporcingumas išlaikomas, karinė būtinybė ir kad kartais tenka naikinti ir dvigubos panaudos objektus, nes tame pastate slepiasi ir teroristai, ir civiliai gyventojai, ir kaip man dabar atsirinkti. Tai Kosovas yra tas toksai turbūt pirmas ryškus jau atvejis, kai yra pradedama kurti tarptautinės teisės precedentai ir procedūros, kaip karo teisininkams įvertinti konkretų taikinį pastatą ir tada duoti teisinę rekomendaciją politikams ir aukščiausiams generolams, visgi kurį taikinį gali naikinti, kurį ne, pagal teisę. Prasideda žongliravimas. Gal dar trumpai apie taikinius, kas irgi šitas karas įneša negerų praktikų, sakykime taip. Tai jeigu mes kalbėsime apie karo pradžią, tai beveik didžioji dalis taikinių buvo patvirtinti tiesiogiai Baltuosiuose rūmuose. Kitaip tariant, Clintonas ir jo komanda jiems atneštą sąrašą, aišku, ten turbūt buvo briefai, visa kita, bet vis tiek jie atnešė sąrašą ir jie pasakė, kurie taikiniai naikintini, kurie nenaikintini. Truputį primena Vietnamo epochą, ką darė prezidentas Johnsonas irgi su oro kampanijos taikiniais. Pats prezidentas, kaip sakoma, apropo duodavo žalią šviesą, kurias taikinių grupės naikinti. Tai yra konsensusas vienareikšmiškas literatūroje, kuri analizuoja tokius dalykus, kad šitas mikromanagementas tikrai nepadeda kariniam efektyvumui ir kariniam tempui, nes tam ir tu turi generalitetą, tam turi jiems dirbančių štabus. Tu to žmonės apmokėjai jų studijas, jų kompetencijų ugdymasi, tu davėjams politinės linijas. Lyderio nenužudykit, serbai mums ne priešas, mes norim išsiųsti serbų karius iš Kosovo ir tada eisim prie politinių derybų. Jiems duodi politinės gaires,
kas naikintina, kas nenaikintina, o tada jie tuose parametruose jau detaliai daro karinę žvalgybą ir atsirenka taikinių sąrašą. Šitas karas yra ne. Šitame kare ir Wesley Clarkas, Sakioras, šiuo atveju pagrindinis NATO, ne, amerikiečių generolas Europoje, tiek Baltieji rūmai labai stipriai kišasi į taikinių atrinkimą ir procesą kontroliuoja. Jau nekalbant apie tai, kad NATO valstybės, ypatingai italai ir olandai, yra labai kritiški iš viso vykdomą operaciją ir reikalauja, tasme, irgi tam tikrų taikinių grupių neliesti ir kišasi ir trikdo. Alijansas, dar apie alijansą irgi dalykus pašnekėsiu, bet vienu žodžiu, tai yra kitoks visas procesas, tiesiog kitoks procesas, kai mes kalbame apie taikinio atsirinkimą, nes čia yra labai daug politinės intervencijos. Nes visas karas yra labai politizuotas, vėlgi apie tai paskaitos pabaigoje pašnekėsiu, ką aš turiu minyje. Iš atveju politizuotas ne tai, kad čia į Serbiją puolam ar ten kalbame su Rusija, politizuotas pačiame NATO ir ypatingai Amerikoje, nes konsensuso dėl šitos kampanijos tikrai nėra. Čia įdomesnis epizodas, kurį pasakius visiems šypsena kyla veide. Duodu porą sekundžių, gal kas tas čiate parašys, kaip manot, koks čia yra pastatas, kuris yra legendinis, kuris su netyčia, o kabutėse ar ne kabutėse, subombarduoja Ameriką Belgrade. Ar kas nors žino? Čiatas tyli. Gerai, tai, kai sakoma, negaištant laiko, čia yra Kinijos ambasados pastatas. Amerikiečiai sugebėjo subombarduoti Kinijos ambasados pastatą, oficiali linija buvo, kad tai tikrai buvo neplanuota, buvo human error, buvo sumaišyti objektai ir ne ant to numesta. Ir kai aš pasakiau šitą dalyką netyčia, tai kiek esu gyvai dėstęs, tai būna šypsena žmonių veiduose ir sako, tikrai netyčia ar netyčia kabutėse. Nes, aišku, atsiminkim, kad 29 metais Amerikos ir Kinijos santykiai yra n kartų geresni ir Kinija yra dar tik ta apšylanti galia, kuri 2000-aisiais šuoliuos ekonomiškai ir visaip kitaip. 99 metais Kinija yra, tiesiog, net nežinau, kiek kartų mažiau svarbi, reikšminga ir netokia gąsdinanti, kokia yra dabar. Bet vis tiek, čia toksai epizodas, kur, kaip jeigu žiūri Kosovo operaciją, tai ten tokių perliukų, bombonešis stelsinis numuštas, Kinijos ambasada apšaudyta, bus epizodas, kur Rusijos kariuomenė su NATO kariuomenė nesusikals, ten turbūt atskirą paskatą iš to reiktų padaryti epizodą Prištinos oro uosto. Vienu žodžiu, toks visų įtampų globalių mikrokosmosas sukosi Kosove, sakykime taip. Tai čia, ir va čia jau yra momentas, kad nesvarbu, kad sumaišytas objektas, bet mintis yra ta, kad kuo ilgiau priešinasi serbai, tuo NATO yra priverstas plėsti bombardavimo geografiją ir galiausiai jau pradeda bombarduoti pačią sostinę gana intensyviai. Pirmiausia, karinės instaliacijos, infrastruktūra, prezidento rūmai, bet tada jau galiausiai eina ir elektrinės. Tiesiog, kad turi pajausti serbai karo naštą, karo žiaurumą, tiesiog stengiamasi kiek įmanoma nežudyti per bombardavimą serbų piliečių ir gyventojų, bet labiau priversti, kaip čia, įsigąsti, susinervinti, daryti spaudimą Miloševičiui, eiti demonstracijas, bet kartu sukurti kiek įmanoma daugiau nepritekliaus ir sunkumų, tiesiog vandens nėra, šilumos nėra, ar dar kažko tais, ir tada tu klausi klausimą, kas čia vyksta ir kodėl tai vyksta. Tai iš dalies iš tiesų, tas rezultatas yra tik tais, gal ne taip iš karto, nes po šito karo serbai išeina į gatves ir serbai nuverčia Miloševičių 2000 metais. Realiai Kosovo kampanija palaidoja šansus Miloševičiui išlikti valdžioje, nes tiesiog išeis žmonės priešintis, kai baigsis karinė operacija.
Tai va, tai čia toks gal apie karo eigą truputėlį dabar, tai dabar pakalbėsim apie karinę mintį, nes aš jau užmečiau kai kurias temas ir pagrindinis momentas, kalbant apie Kosovo karą, yra labai paprastas, bet kartu ir labai egzotiškas ir kartu keliantis vis dar daugybę ginčių ir diskusijų. Tai yra, iš principo, yra klausimas, šitas karas yra karybos ore, ar ne, air warfare karas. Ir kad tai yra karinės oro galios air power projekcijos rezultatas, kad NATO pagaliau laimi, arba konkrečiai pagaliau amerikiečiai laimi. Ir dar svarbiau, kad šiuo atveju kur yra didžiausia diskusija ir apie ką yra parašyta. Aš bandžiau šiandieną skaičiuoti, susiradau dabar galvoju 15 metų straipsnį, kuris dar kartą reflektuoja, kas dėjosi Kosove. Bandžiau skaičiuoti straipsnius, knygas, bet jau akademinius, rimtus, analitinius. Tai suskaičiavau 50 ir tikrai žinau, kad tai yra nebaigtinis skaičius straipsnių, kuriuose yra diskutuojama apie tai, visgi ar tai buvo pergalė tik dėka dominavimo ore, ar visgi buvo laimėta ne tik, kad buvo dominuojama ore, bet ir buvo ruošiamasi sausumos invazijai, operacijai į Kosovą NATO pajėgų. Nes čia, kaip sakoma, statymai negali būti aukštesni negu jie yra, nes iš to plaukia labai rimtos pasiekmes konceptualios. Nes jeigu Kosovo karinė kampanija, kad ir užsitęsusi, buvo laimėta tik dėka, panaudojant įvairius kovinius orlaivius, dronus, bombonešius, sraigtasparnius ir naikintuvus, bet finale laimėta dėka dominavimo ore, tai vadinasi tu, būdamas šitos bendruomenės karo piloto atstovų, gali eiti į kongresą, eiti į bet kurios valstybės parlamentą, kuri turi normalesnę aviaciją ir sakyti, žiūrėkit, Kosovas yra pavyzdys, ką gali pasiekti dominuojant ore. Tau nebereikia lėktuvnešių, arba tiksliau nereikia tiek jų daug. Tau tikrai nebereikia tankų, arba tiek, kiek mes turim. Tau tikrai nebereikia tiek artilerijos, kiek mes turim. Permeskit pinigus į karinę aviaciją ir karinę aviaciją, logistiką, oro gynybos sistemas ir mes jums atnešim bet kurią pergalę, bet kada, bet kur. Įsipildo realiai nuo pat karinės aviacijos atsiradimo suformuotų tezių, kad tu gali laimėti karą dominuodamas ore. Ir tau nereikia pergalės ant žemės, ar tau nereikia pergalės vandenyje, kaip sakoma, kaip papildančių elementų tam, kad laimėtumai karą. Dominavimas ore leidžia tiesiog imti pergalę. Ir tai yra, tiesiog, kaip čia jums pasakyti, tai yra tiesiog netgi sunku žodžiais paaiškinti, ant kiek yra užhypinta, užakcentuota, nes tie, kurie mane, kad karyba ore yra tiesiog viso ko esmė, Kosovas yra, to laimėjimas, sakykim taip. Tai yra empirika, kuri tiesiog, ir tada tu skaitai straipsnius vienas po kito. Vienas sako, taip, viskas laimėta iš oro, taip, nebuvo sklandu, nebuvo taip greitai, kaip tikėtasi, bet finale pergalė pasiekta per orą, nes kariavimas iš oro antiek terorizavo ir gąsdino serbus ir patį Miloševičių, kad galiausiai jie palūžo. O tada pareina kontrargumentai. Ne, to neužteko, nes tasme visą laiką buvo kalbama apie invaziją, žygį, keliavimą iš sausuma, iš Albanijos į Kosovą ir NATO ruošė intervenciją ir buvo kariai dislokuoti ir kariai pasiusti ir Clintonas gegužės 18, neklystu, 29 metais aiškiai pasako, kad all options are on the table, tai reiškia ir sausumos pajėgų siuntimas, kad visa tai irgi veikia kalkuliacija Miloševičiaus ir kad nebuvo visgi tai laimėta tik iš oro, tai buvo kombinacija, jointness, oras, sausuma kuria strateginį efektą. O kiti sako, ne, Kosovas yra air power campaign ir air power victory. Taškas. Uždarom ir tada moralas yra į ateitį projektuojant. Kai formuoji naują gynybos biudžetą, kai mastai apie ateities kariuomenės struktūrą, tu eini ir lobini kongrese ir sakai, mes turim didinti oro komponentą, nes žiūrėkit, kokius rezultatus mes generuojam.
O kai tik nusiunčiam pėstininkus, pasipila lavonai. Mogadišas 93 metai iškart sako, va, žiūrėkit, kas atsitinka, kai siunti boots on the ground. Iš oro gali laimėti. Aišku, šitoj vietoj, nes tos tezės galiojo ir Antro pasaulinio karo metais, nu tiesiog čia tuoj dar pakalbėsim apie strateginį bombardavimą, bet čia yra turbūt empirinis kazusas ir sakau, jau ten tiek tirta, ištirta ir kai kurie straipsniai geresni, kai kurie tokie gal paviršiumi plaukiantis, bet kuriuo atveju yra surinkta daug įvairios įdomios empirikos, pakalbinta labai daug, aišku, pagrindė tai labiau NATO, Amerikos pareigūnų, generolų, kurie dalyvavo procese, matė jų vertinimai, kur kas mažiau yra, sakykime, tos medžiagos tokios pirminės serbų pusės, bet yra ir jos. Visgi kas ten kaip dėjasi ir kas galiausiai palaužė valią priešintis pas serbus. Atakos iš oro, ar žinia, kad visgi NATO pasiūs savo tankus ir tada jau bus ir iš oro, ir sausumoje, ir tada jau tikrai nieks čia jūsų nepasigailės, ne tik, kad nukaus, bet esmė baus ir baus skaudžiai. Tai va, tai čia yra turbūt ta didžioji tezė, bet jinai dar su niuansais yra. Ir o čia truputėlį gal tokios teorijos, kalbant apie karybą iš oro, tai kai mes čia galim pradėti nuo mokslinės fantastikos, Velso knyga The War in the Air, dar išleista prieš Pirmą pasaulinį karą, kur iš principo yra kalbama apie tai, kad jeigu tu turi specifinio tipo orlaivius, iš kurių gali šaudyti ir bombarduoti, ir jeigu turi pakankamą kiekį, tu tiesiog, priversi tas bendruomenės, kurias atakuoji, pasiduoti, nes tasme jos palūš nuo to kasdienio teroro, nuolatinio bėgimo, slėpimosi, nuo bombardavimo, namų griuvimo, neišvengiamų žūčių skaičiaus, tiesiog žmonės palūš, nenorės priešintis, arba ir darys spaudimą savo lyderiams, nesvarbu, koks jie bebūtų, kad, darykit kažką, kad tas košmaras baigtųsi. Tai yra tezė, kuri egzistuoja nuo pat pradžių, kai mes išeinam į karo teorijas. Ir čia galim paimti, čia yra labiau gal šių laikų apibendrinimas apie karo teoriją, tasme, kaip mes užtikrinam kontrolę ore ir kaip oro komponentas yra svarbus. Oro erdvės kontrolė pirmiausia, kad tasme superiority ar supremacy, tai supremacy yra tai, kad nieks tau netrukdo skraidyti ore, ir superiority yra tai, kad, tu gali, tu skraidai ir dominuoji, bet ne tiek, kad priešo nebūtų. Beje, kalbant apie Kosovo dar operaciją. Ir aš skaitydama šitai paskait pagalvojau, kad vėlgi gal mane kas nors empiriškai pakoreguos, bet iki Rusijos Ukrainos karo Kosovas yra turbūt paskutinis karas, kada realiai mes dar turime dogfightą, lėktuvas prieš lėktuvą, nes serbai pirmomis karo dienomis pakelia savo migų naikintuvus, kurie bando eiti į karinį kovinį kontaktą su amerikiečių naikintuvais ir patys suprantat, kom tai baigėsi. Bet pasišaudimo ore, to tokio, kaip mes matę filmuose, arba tas kaip tas Tomo Cruzo filmai Top Gun, Asai, abi dalis, tokių epizodų yra šitame kare, bet jų nėra daug. Serbų pagrindinis ginklas, kas liečia oro karybą, tai yra oro gynybos sistemos. Ir čia beje dar vienas dalykas konceptualus, kurį turbūt reikia pabrėžti, bendrai kalbant apie karybą ore, ar iš oro, čia kaip tas air warfare versim, kad tai nėra vien tik tais apie tai, ką tu turi danguje. Šita karybos forma, jinai iš karto organiškai į save įtraukia ir tas sistemas, kurios yra ant žemės. Tai kai mes šnekam apie valstybės oro karinius pajėgumus, mes turim, jau aš nekalbu apie logistiką, išlaikymą ir aprūpinimą, bet šiuo atveju mes šnekam apie dvi dedamąsias. Karinės sistemos mašinos, kurios yra danguje, skraido, stebi, bombarduoja, šaudo, ir tos sistemos, kurios yra ant žemės, kurios irgi bando perimti orlaivį, perimti skriejančią raketą, čia yra package deal. Tai šiuo atveju, kai dažnai būna, sako, tai oro, tai kokios čia oro pajėgos, tai lėktuvų neturit. Oro pajėgos yra ne tik lėktuvai. Ir nuo pat pradžių, kai susikuria oro pajėgos kaip struktūra ir konceptualiai, kai mąstai apie karybą ore, oro gynyba, ta oro gynybos jos sistemos, jos iš karto yra matoma kaip integrali air warfare dedamoji. Tai čia tiesiog toks bendras pastebėjimas. Tai sakykime, ne mes šiais laikais, kaip mąstom apie karybą. Kontrolė ore,
kas leidžia tada skraidyti laisviau, rinkti informaciją, atakuoti. Ir klausimas atakuoti ką? Ar yra taktinis mobilumas, bet trečias punktas yra labai svarbus. Ir čia teoretikai, praktikai nuo tarpukario laikų iki šiandien ginčiasi ir tame tarpe eina kalba mąstant apie Kosovo atvejį. Kai tu atakuoji iš oro, kas yra tavo svarbiausias taikinys? Ar tu atakuoji ir naikini priešo karius ir suteiki paramą iš oro? Tai yra, tactical bombing, kur tiesiog mūšio laukas, ar tu darai tą vadinamą interdiction, perimimą, kuris, sakykime, naikina priešo konvojus, kurie gabena kurą, gabena amuniciją, geležinkeliais keliais ir yra, sakykime, netoli mūšio lauko, bet tasme tai yra sąlyginai užnugaris, taktinis užnugaris. Ar mes nekam apie strateginį bombardavimą, kai tu praskridai fronto liniją ir skrendi ten, kur yra priešo centrai? Ekonominis, politinis, ideologinis ir bombarduoji ten. Nes tavo tikslas yra palaužti. Tau nesvarbu, kas bus su kariuomenė priešo. Nes jeigu tu palauši priešo valią priešintis, tiesiog griaudamas namus, tai ir jeigu jis pasiduos sostiniai, tai kariai fronto linijoje finale irgi turės bus priversti pasiduoti, nes gaus įsakymą pasiduoti, arba praras, ūpą priešintis, kai užnugaris pasidavė ir palūžo. Ir va čia yra strateginio bombardavimo esmė, sakykime, kad tu bombarduoji, žodis strateginis, kad tu per bombardavimo kuri strateginį efektą. Dėl to, jeigu paklausit ypatingai tikrų Amerikos Air Force atstovų, nes, ką aš sakau, turiu minti tikrų, nes sausumos pajėgos turi savo oro pajėgas, laivynas savo turi pajėgas, jūrų pėstininkai turi savo pajėgas ir tada yra tikrosios Air Force. Tai jeigu paklausit Air Force bendruomenės atstovų, tai jie turbūt pasakys, pati liūdniausia, pati nemėgstamiausia, kokia gali būti užduotis pilotui, tai paremti pėstininką. Nes esmė tai yra resursų švaistymas ir rezultatas yra menkas, nes jis yra taktinis. O tikras aviatorius turi mąstyti apie tai, kaip pakėlė savo lėktuvą, nuskris ir sunaikins taikinį, kuris sukels strateginį efektą. Privers priešą sunerimti, priešą išgąsdins. Ar netgi iš karto privers priešą sakyti, aš pasiduodu. Va čia, kuris strateginį efektą. Kas jeigu rasi tinkamą taikinių paketą ir juos sunaikinsi, tu gali per vieną gerą užskridimą priešą privers pasiduoti. Beje, toks atrodo ir buvo kaip ir sumanimas, nes tikrai, vėlgi NATO ir amerikiečiai tikėjosi, kad ta karinė kampanija jinai bus gerokai trumpesnė negu įvyko, nes jie manė, kad, serbai daug greičiau birės ir palūš. Tai va, tai čia va tokia, čia va ta didžioji diskusija, kaip mes, kaip sakykime, įdarbinam oro erdvę. Ir ar oro erdvė yra tik viena iš dimensijų, ir norint laimėti reikia gebėti kautis visose dimensijose, ar oro erdvė yra ta dimensija, the dimension. Grubiai tariant, jeigu joje dominuoji ir joje laimi, viskas, tu laimėjai. Nes tu dominuodamas ore diktuoji sąlygas ant žemės ir naikini kokį tik nori taikinį, naikini kada nori, kaip nori ir galiausiai pirūti priešo pasiduoti. Tai čia yra siekiamybė, teorinė, kuri buvo apmąstoma ir kuri beje veikia praktika, ta prasme, kad atitinkamai buvo kūriamos platformos, bombonešiai. Atskira kariuomenės rūšis oro pajėgos yra sukūrima tam, kad galėtų vykdyti šitą strateginį efektą kūriamas operacijas. Ir Kosovas yra, kaip sakau, galiausiai išsipildymas ir pavyzdys, kad žiūrėkit, pagaliau, laimėjom tik iš oro kariaudami. Tai čia yra tas niuansas ir čia gal dar porą tokių momentų, kaip mes šiais laikais save truputėlį pasigazinam Rusijos kariavimais, metodikomis, tai pavyzdžiui, tarpukarį, vienas populiariausių žanrų, jeigu aš būčiau rašytas tarpukarį, tai prašytojas populiarios grožinės literatūros. Greitas būdas užsidirbti gerą, greitą pinigą yra parašyta, vadinamasi, tas warmongering ir war scary knygas. Pavyzdžiui, kaip vokiečiai subombarduoja visą Angliją ar Paryžių ir priverčia Prancūziją pasiduoti.
nes neturi jokio atsako į tokią ginkluotę, jie atskrido, metė bombas visur ir tiesiog tave palaužia, tave demoralizuoja. Tasme, yra visas atskiras žanras grožinės literatūros, kuri ypač yra populiari Anglijoje. Ir anglai savotiškai save yra išsigazdinę strateginio bombardavimo tematikoje ir savotiškai tai turi įtakos, kaip jie elgėsi su Hitleriu, ypač kalbant apie eilinius žmonės, ne politikus. Yra, tai, bet nes mintis yra, tasme, kad bombonešis prasiverš ir numes bombas ir realiai naikins civilinės erdvės. Va, teisingai, dar vienas svarbus momentas yra. Strateginis bombardavimas realiai legalizuoja ir legitimizuoja civilinių taikinių naikinimą kaip legalų taikinį ir kai kuriais atvejais netgi patį pradinį taikinį, kaip pageidautiną taikinį. Su aviacijos atėjimu į karybą, ir čia tą reikia pabrėžti, čia aš nešneku apie vakarų pasaulį, aš neku bendrai apie aviacijos taikymą, bet pirmiausia, kadangi vakarų teoretikai buvo pirmieji, kurie kūrė tas idėjas ir teorijas, tai yra čia svarbu akcentuoti. Tai, kad su aviacijos atėjimu yra, tiesiog mes pradam kalbėti apie tai, kad civiliai gali prie tam tikrų sąlygų būti legaliais taikiniais kare. Nes jeigu tu darai strateginį bombardavimą ir šiuo atveju tu bombarduoji ar tai fabrikus, ar tai miestų erdvės, kur gal politikai gyvena, tu neišvengiamai atneši ir civilių žūtis. Ir tada tau užduoda klausimą, kaip tai pateisinsi. Ir atsakymas yra pateiktas to paties Giulio Duche, kuris ir sukūrė pirmąją, sakykime taip, tokią strateginio bombardavimo teoriją ir laikomas tėvu visos šitos karybos tradicijos. Tai jis labai paprastai sako, kad o tai patys kalti žmonės. Nes jeigu mes juos atakuojam, vadinasi, vyksta karas. Jie patys vienokią ar kitokią formą leido ateiti valdžią arba toleruoja valdžioje tokius lyderius, kurie jų valstybę nuvedė į neteisingą karą. Ir jie dabar yra baudžiami už tą neteisingą karą, nes jų kariuomenės jau daro tokią žalą, kad mes jiems duodam atsaką karinį. Ir mes esam priversti bombarduoti jų erdves. Bet jie patys kalti. Jie išsirinko tokius lyderius. Išsirinko, paskyrė, paveldėjo, miksas režimų. Bet realiai žmonės patys yra kalti. Dėl to nėra nekalto žmogaus, jeigu jo valstybė kariauja ir yra agresoriai. Čia pagalvokime apie tai, kai mes kartais kalbam apie tai, ar yra nekaltų rusų, ar jau nebėra, kalbant apie įvykius Ukrainoje ir kaip mes ar dar turėtumėm daryti skirti ar ne. Tai tie, kurie buvo už strateginį bombardavimą, pasisakant tarpukariu, sakytų ne. Tie, kurie gyvena prie Putino režimo, jį toleruoja ir nesugeba prieš jį maištauti ir turint omeny, kokios žiaurumus daro Rusijos kariuomenė, patys rusai kalti, jeigu ant jų galvos kristų bombos. Čia tarpukario tezės, kurios nemaža dalimi yra atėjusios iki šių dienų, toj pačioj vakarietiškoj kariniai mintyje, kas liečia karybą iš oro. Dar truputį teorijos, kuri yra susijusi būtent jau su Kosovu. Tai visas tas kontekstas, siekimybė laimėti per orą, pareina per strateginį bombardavimą ir nuo tarpukario per antrą pasaulinį karą, Vietnamą, Kuveito karą ateina iki Kosovo. Ir čia įsiskiria dvi mokyklos. Viena yra vadinamoji Vordeno modelis. Vordenas buvo pulkininkas Jungtinės Amerikos valstijų, karinis planuotojas ir Kuveito karo kontekste, 90-91 metai, jis pasiūlo teoriją, vadinamųjų 5 ratų teoriją, kur yra pirmas taikinių grupė yra leadership, tada system essentials, tai sakykime jau kritinė infrastruktūra, kaip mes tai vadintumėm. Tada jau infrastruktūra, tai tiltas, kelias, nes tai kritinė, tai elektrinės, geležinkeliai, uostai jūrų, populiacija. Ir kas įdomiausia, paskutinis taikinių segmentas yra karinės pajėgos. Ir jie realiai tą daro Kuveite. Ir vėliau tai darys 2003 metais, kai pradės vėl operaciją prieš Iraką. Tai, bet šitas modelis sulaukia kritikos, nes grupė tarinti sako, ne, mes turim eiti ant leadershipo, infrastruktūrą, populiaciją ir tik tada kariuomenę. Ir tada yra alternatyvus aiškinimas tokio Roberto Peipo. Jis knygą parašo beje ir išleidžia 98 metais. Ir žiūrint, kaip vyksta Kosovo operacija, man reiktų gal pasirausyti gerai dar po medžiagą,
Bet taip, kaip buvo sudarytas taikinių sąrašas, bent jau pradinis, toks jausmas, kad jie, kariniai planuotojai ir politikai, tai darė per PayPal logiką ir per va, tai, ką jūs matot, jis čia tiesiog pateikė paprastą pavyzdį. Nes yra keturi būdai, kaip naudoji oro pajėgos. Yra punishment, bausmė. Tai va Duhe, Trenchardas, amerikiečiai, čia va tarpukaris, ta pirmoji grupė, ir tada tu bombarduoji. Cities, economic modes, ir tasme, ir ko tu sieki. Tu sieki, kad tasme per tą bombardavimą tu sukelsi žmonių revoliuciją arba visišką subirėjimą. Tada yra rizika, šelingas, šaltasis karas. Ypač Vietnamas labai gerai. Yra gradual civilian damage. Tas kad tu palengva didini tempą ir mastą bombardavimo, bet tai palaipsniui, kaip vanduo verda, ne? Temperatūra kyla, kol galiausiai kažkur sulūžta visuomenė ir sako, gerai, viskas, nebegaliu daugiau kentėti. Bet tos dvi pirmosios grupės yra visgi naikini pirmiausia vienaip ar kitaip civilinę erdvę, infrastruktūrą ir civilinės erdvės, tame tarpe ir populiacija baudi. Denial grupė, tai va čia yra tai, kas yra labiau susijęs su taktinė oro parama, kai tu kariauji ir naikini tiesiog karius, kurie yra fronto linijoje, arba, kaip sakoma, ginkluotės dalykus, arba visus tokius, kaip čia, vežama amunicijos papildymą. Va tokių yra, ne, kad tu atimi galimybės priešui efektyviai kautis. Ir tada ketvirtas dėmuo yra decapitation. Tai čia Vardinas, kuris pirmoji taikiniu pasako, yra leadershipas. Nušauk lyderį arba parodyk jam, bombarduodamas greta jo namų, kad mes žinom, kur tu gyveni, bet mes tavęs dar nenaikinam. Bet kitą kartą bombus kris ant tavo namų. Arba pasiduok, arba rinkis likimą jau kaip bus. Ir jeigu tu nukerti galvą, griūna politinė sistema, nes tasme nebėra aišku, kas priims sprendimą, ypatingai jeigu oponentas yra autoritaras, vadinasi, jis valdo valdžią pas save, jį eliminavus, sistema paralyžuojasi. Tai jie tą bandė daryti su Sadamu Huseinu, abiem atvejais. Jie tą patį bandė daryti su Kadafiu. Jau čia 2012 metais operacija vykdoma. Tai kai pažiūri į tai, kaip vykdo NATO Kosove kariavimą, tai iš principo pagrindinis, sakykime, taikinys yra, labiau gal logika yra denial ir tokia risk, nes pirmiausia yra apšaudomi ir bombarduojamos karinės pozicijos, kareivinės, karinių sistemų laikymo zonos, oro gynybos sistemos, pirmiausia Kosove. Paskui už Kosovo ribų irgi, jeigu Serbija, tai pirmiausias taikinys yra karinės instaliacijos. Ilgainiui matosi, kad to neužtenka arba tai neduoda rezultato, nes yra viena labai liūdna tiesa su to konfliktu. Nepaisant NATO bombardavimo viso tempo, serbų pajėgos ne tik, kad nesumažina, bet ir didina etninio valymo mastus ir gana deja, bet sėkmingai jį vykdo. Tai kitaip tariant, NATO atakuoja Serbiją tam, kad sustabdytų represijas prieš Kosovo albanus, bet realiai ir visos karinės kampanijos metu serbai gana sistemingai ir gana sėkmingai naikina ir skriaudžia ir persekioja Kosovo albanus. Ir va čia netgi gyla momentas, sakykime, tai ar ta visa kampanija karinė duoda norimą rezultatą, nes repressions ir atrocities nenyksta, nemažėja. Ir tą žino vakarų analitikai, nes eina duomenys, esmė patys Kosovo, per Albaniją siunčia, esmė mastai represijų didėja. Jūsų karinė kampanija neduoda rezultato. Tai yra iš dalies, tai yra priežastis, kodėl plečiasi geografija atakavimų. Pradeda pačią Serbiją bombarduoti ir ilgainiui sakai viskas. Einam prie visuomenės bausmės. Didinam palengva visuomenės kančią. Atimam elektrą, atimam šildymą, sugriaunam tiltus infrastruktūrą, tai reiškia maisto tiekimą sutrinka ir taip toliau. Ir galiausiai faktiškai jau pradeda eiti link decapitation, nes jau pradeda bombas kristi arčiau Miloševičiaus aplinkos žmonių ir jų namų. Ir, tai čia yra ta karo teorija ir jos modeliai, ir kurie paskui ateina. Ir tikrai yra žinoma, kad pagrindinis amerikiečių generolas
Wesley Clarkas labai stipriai pykosi su savo oro pajėgų Europoje vadu generolu Šortu, nes Šortas norėjo bombarduoti iš karto civilinės erdvės, infrastruktūrą ir gaudyti Miloševičių, daryti Vordeno modelį. Wesley Clarkas sako, ne, mes bombarduojam karinės instaliacijas ir pirmiausia Kosove. Ir pykčiai yra didžiuliai, kurie keliauja iki Vašingtono ir ten jau Clintonas turi daryti intervencijas, apie kurias aš to ir trumpai ir pakalbėsiu. Tai ir kur cherry on the top? Cherry on the top, kai sakom, vyšnaitė ant torto, yra tai, kad visgi NATO ir pagrindė tai yra Britai ir amerikiečiai, jau labiau gal net ne NATO atrodo kartais, bet labiau dvišalių pagrindų, randa politinės valios ir realiai pradeda siūsti sausumos pajėgas į regioną. Yra tikrai žinoma, kad Britų pajėgos yra dislokuotos Albanijoje, Albanijos Kosovo pasienyje ir realiai yra klausimas tiesiog, ar bus duotas įsakymas sieną kirsti ar ne. Ir tą visi žino, įskaitant ir Miloševičių. Ir va tada yra klausimas, kas nutinka birželio 9-10 dienomis, kas visgi priverčia Miloševičių pasakyti, kad enough is enough. Ar visgi atsibodo nuolatos skrendančios bombos ir tave palaužė galiausiai vien tik atakavimus iš oro, ar tas paskutinis momentas, kuris sulaužo tavo naglumą ir norą priešintis, yra žinia, kad visgi Clintonas, čia labiausiai yra Clintono klausimas, rado savyje drąsos pasakyti, jeigu reikės, kariaus ir pėstininkai. Ir kad pėstininkai palengva renkasi regione ir kad bus problemų. Ir kad tų problemų bus, to netrukus dar turiu 10 minučių, nepilnų mažiau ir papasakosiu, einu į pabaigą skaidriam. Nes čia yra svarbiausias teorinis momentas. Tai visgi iš oro laimėta ar laimėta kombinacija. Net jeigu sausumos operacija nepadaryta, jos jau tikimybė veikia oponento, tai yra serbų kalkuliacijas. Ir va čia yra visas smagumas. Ir vieni sako, ne tik iš oro, kiti sako, tai aišku, kad ir sausumos komponentas turėjo savo rolę, ypatingai paskutiniai stadijai. Kad jis galiausiai sugniuždo serbų planuotojus ir išgąsdina politikus. Nu ir tada tu sėdi, pavyzdžiui, kad dabar esi šių laikų politikas, gynybos planuotojas. Tai visgi, ką mums sako istorija karybos? Ar mes turim labiau žiūrėti, dominuoti vienoje dimensijoje, šiuo atveju ore, ir į tai investuoti? Statyti, gaminti lėktuvus, ruošti įgulas, infrastruktūrą. Ar tu sakai, kad ir koks tu bebūsi geras vienoje dimensijoje, tu niekados nelaimėsi konflikto, jeigu neturi pakankamo resurso kitose. Kitaip tariant, visą laiką tai yra suneštinis balius. Laivynas savo indėlį įneša, sausuma savo indėlį įneša, aviacija, dabar cyberis, dabar info, dabar dronai, bet vien tik su dronais nelaimėsi, vien tik su lėktuvais nelaimėsi, kaip ir su tankais ar su laivais. Turi kombinuoti. Ar visgi istorija leidžia sakyti, kad prie tam tikrų sąlygų tu gali laimėti, kai dominuoji vienoje dimensijoje ir to užtenka turėti pergalį. Rimta teorinė diskusija su labai rimtom praktiniam pasiekmėm į tai, kaip tu darai gynybos politiką ir kokią kariuomenę nori turėti. Ir paskutinės skaidrės tokios apie precedentus. Keli. Tai vienas, legitimus pagrindas šitos operacijos yra humanitarinė intervencija. Tai nėra pirmas kartas, bet tai yra, nes ten buvo biškai kiti siužetai, bet realiai su šita visa operacija mes pradam vartoti terminologiją, humanitarinę intervenciją, paskui toksai terminas bus atsakomybė ginti, bet tai yra tarsi tarptautinės teisės momentas, kad tarptautinė bendruomenė, jeigu jinai mato, kad kažkurios valstybės vadovybė, valdžia skriaudžia savo piliečius ir realiai jos žudo, tada yra tarptautinės bendruomenės net pareiga daryti intervenciją ir stabdyti, nes didžiausia dorybė yra žmogaus gyvybė, žmogaus saugumas. Šiuo atveju tu gali pažeisti valstybės suverenitetą, didžiausia, svarbiausia principą tarptautinės politikos, jeigu tau reikia išsaugoti skriaudžiamų gyventojų gyvybės ir sveikatą. Čia yra didžiulis pokytis mąstyme apie tai, kas yra visgi suverenitetas, jo ribos ir kas yra leistina ar neleistina tarptautinėje arenoje. Ir humanitarinė intervencija gal dabar nėra dažnai minima savoka, bet 2000 metai tai yra labai madinga.
Kitas momentas, kalbant apie precedentus, alijansų vienybė. Pykčių būta daug. Pergalė pasiekta, bet taip, kaip veikia alijansas, tai nėra gerai. Tasme, Europos valstybės realiai feilina. Turi per mažai pajėgumų, mažai duoda, daug pyksta, nerina amerikiečius, kurie duoda daugiausiai kareivių, o amerikiečiai sako, šiaip tai krizė vyksta jūsų kontinente. Ir realiai netaip toli Vienos, Berlyno, Romos, o jūs prašot mūsų iš New Yorko atskristi ir spręsti problemas. Ar jums negėda? Toks labai rimtas akmuo į Europos daržą, kuris dėja su variacijom girdimas iki šiandien. Ir Europa padarė daug namų darbų, bet alijansas dėl to iš principo, kai bus 2002 metais Prahoje summitas, kuris bus žinomas kaip pakvietimas mūsų į NATO ir kitų valstybių, bus ir karinės, bet to pačiu bus ir NATO transformacijos reformos darbotvarkė, nes Kosovas parodys, NATO turi daryti labai rimtus namų darbus, jeigu nori būti karinis alijansas, kuriame visgi kaunasi ne viena valstybė, o komanda. Trumpai, čia Wesley Clarkas, amerikiečio tas minėtas generolas ir vadas, jis yra demokratas generolas, nes Pentagonas, Joint Chief of Staff, pagrindinis generalitetas yra labai skeptiškas dėl Kosovo operacijos, nelabai nori, kad jinai vyktų ir prezidentas Clintonas yra priverstas žiūrėti, ar jis turi draugiškų generolų. Ir Amerikos politinė sistema ir teisinė sistema yra labai įdomi tuom, kad vadinamieji command vadai, tai yra, pavyzdžiui, European Command, Southern Command, paskui Africa Command, tai yra jau tokie, kaip čia, vadavietės, kuris atsakingos už, sakykime, kontinentus, kaip Pacific Command ir panašiai. Jie yra 4 žodžių generolai. Šitie generolai pagal egzistuojančias jau tuo metu ir dabar įstatyminės teisės, jie gali apeidami aukščiausius jų bosus karinius ir Pentagono vadą tiesiogiai kalbėtis su prezidentu. Ir prezidentas gali su juo tiesiogiai kalbėtis ir koordinuoti apeinant visą kitą sprendimo priėmimo grandinėlę. Tas ir įvyksta. Ir labiau Clintonas su Wesley Clarku dirba, realiai kartais palikdami šone visus kitus karinius štabus strateginius ir Pentagono vadovybę. Ta patį pakartos vėliau Bušas, suruošdamas invaziją į Afganistaną, Iraką su nelabai gerom pasiekmėm. Kitas ir pabaigai. Rusija. Čia yra Priština. Prištinos oro uostas, 99 metai, birželio, noriu sakyti, 14 ar 16, bijau meluoti, kur per plauką NATO kariai, kurie jau yra Kosove, tai reiškia, kareiviai buvo dislocinę realiai Miloševičius pasiduoda, kitą dieną Britų kareiviai jau yra Kosove. Ir jie yra netoli Prištinos oro uosto, kai ateina žinia, kad atskridę per tarpinės visokias valstybės oro uostus į Prištinos oro uostą važiuoja rusų konvojus perimti oro uosto kontrolę. Ir Wesley Clarkas, Britų generolui, kuris yra tame regione, sako, stabdai rusus ir neleidi jiems paimti Prištinos. Ir tas Britų generolas turi dilemą. Ar jis bus pirmas generolas, kuris atidengs ugnį NATO pajėgų į rusų pajėgas ir sukels nežinia kokias pasiekmes, ar visgi jis praleis. Ir ką jis daro? Jis skambina į Londoną, jis sako, 100 metų, ką galvoja NATO generolas, aš skambinu savo valstybę. Ir Londonas sako, tu ką pablūdai, praleidi, nedrįs pradėti karo su Rusija. Ir rusai paima Prištiną, Prištinos oro uostą. Tai dar apie tą aš gal atveju atskirai paskaitą padarysiu, nes ten yra labai įdomus momentas, kur ir kitą pamoką Rusija pasidaro. Tų metų rugpjūtį prasideda antrasis Čečėnijos karas, kuri Rusija vykdo realiai atakodama iš oro, nušluoja Grozną nuo žemės paviršiaus bombardavimu. Yra tiesioginės pamokos paimtos iš Kosovo. Kitas dalykas, rusai iki šiol vardina ir keikia ir sako, va štai yra veidmainystė vakarų, Kosovo atskirimas nuo Serbijos į nepriklausomybę, tai rusai tai pabrėžia, va kaip yra pažeidžiamos suvereniteto teisės. Ir Putinas dažnai sakys, ko jūs man aiškina dėl Ukrainos? Vakarai viską pradėjo su Kosovu. Pradėjot griauti tarptautinę sistemą, kurią patys sukūrėt, kodėl man dabar moralizuojat? Ir Kosovas visą laiką yra startinė pozicija. Ir beje, kalbant apie Putiną, galim visaip dėlioti, bet tų metų gruodžio pabaigoje Jelcinas pasitraukė ir Putinas perima valdžią kaip šalies prezidentas. Laikinasis, o paskui išrinktas. Ir visgi konsensusas akademinė bendruomenė yra tai, kad Kosovo visa kampanija ir realiai Rusijos pažeminimas
buvo paskutinis lašas elito lygmenyje laikyti Jelciną dar valdžioj. Ir Putinas, kuris tuo metu jau yra premjeras arba bus premjeras, 29 metų vasaris, man atrodo, tampa premjeru, bijau meluoti tiksliai laikę, bet nes jis paveldė prezidento postą būdamas premjeru Rusijos. Tai yra 99 metų gruodis. Ir Kosovas tikrai yra tas, kuris, big deal yra Rusijos karinė mentalitete. Ir viskas baigėsi su, sakykime, istorija tokia, kad Kosovas tampa nepriklausoma valstybė 2008 metais. Tikrai ne visos pasaulio valstybės dar yra Kosovą pripažinusios, bet tai yra šiuo metu suvereni, savarankiška valstybė, bet probleminė. Ta prasme, kad Kosovo serbai siaučia, pyksta, pernai turėjom ir šiais metais įtampų daug, regionas yra ant parako statinės, yra ir taikdarių dar visgi palaikoma ten kiekis, ir lietuviai siunčia, dabar man atrodo gal tik 2 kariai, galiu klysti, reikia pažiūrėti statistiką, bet mūsų karių daug yra Kosove tarnavę po šitos operacijos kaip taikdariais. Bet čia yra atskiros istorijos, bet kalbant apie ir baigiant šiandien paskaitą ir gal dar vieną kitą klausimą, tai pagrindinė karinės minties dilema ir yra iš tiesų. Tai visgi tai buvo pergalė dominuojant ore ar ne. Ir tuo pačiu yra kai kurie tokie mažesni, bet svarbus precedentai karinės minties. Karas dėl humanitarinės intervencijos sumetimais, tai reiškia, tau nebūtina, kad priešas būtų, užimantis teritoriją, bet tu gali kištis ir pradėti karą, jeigu kažkas savo teritorijų muša savų žmonės ir tu darai tai. Ir čia yra jau karų priežasčių atskira grandinėlė. Ir tikslaus ginklo naudojimas, šiuo atveju precision weapons. Tai vat, Kosovas yra lūžis. Jis sukuria labai daug naujų įdomių precedentų ir alijanse, ir Rusijos galvoje, bet ir, sakykime, oro pajėgų dominavimas, tikrai gauna didelį kredit. Ir tai tikrai Amerikos lobistai pasinaudoja, stiprindami oro pajėgų statusą ir biudžetą. Taip, tai galim truputėlį, kaip sakoma, taip lekciją baigiau, gal trumpai apie klausimus. Čia dabar matau, kad... Tai žiūrėkit, kas buvo 99 metais ir kaip NATO turėjo vargos su serbų oro gynyba ir dabar, taip, Rusijos oro gynybos sistemos yra dar įmantresnės, bent jau ant popieriaus, negu Serbijos, bet ir Amerika ir NATO yra tokie. Tas aš nesakau, kad čia būtų piragai ir, būkim vėlgi bėdini, bet teisingi. Viena pagrindinių žinučių, kurią dabar turi amerikiečiai savo pilotams, britai savo pilotams, yra tai, kad jeigu kai mes kariavom Irake, Afganistane, realiai galėjom skraidyti ore ir mums niekas netrukdė, nes Talibanas, Al-Qaeda neturi lėktuvų ir mes galėjom bet kada atskristi, įskristi ir būti nenumušti, tai jeigu mes mastom apie tarpvalstybinį karą, tam, sakykime, NATO versus Rusija, tai air supremacy nebus. Džiaugsis, jeigu turėsi air superiority, tai reiškia, kad tu gali turėti tam tikram segmente, tam tikram laiko imtyje pranašumą, bet priešas turės priemonės ore ar ant žemės trukdyti ir trikdyti tavo veiksmus. Kitaip tariant, lengvo paskraidžiamo nebus. Ir turi atitinkamai taip treniruotis ir ruoštis, kad tai bus, kaip šitą contested domain, tai net nežinau, kaip lietuviškai išversti, bet vienu žodžiu, būtų problemų tau kaunantis ir vykdant operacijas. Taip, tai dabar... Oi, Tatjana, čia geras klausimas, ar F-17 buvo dėl to numarinta. Tikrai negalėčiau pasakyti, čia reiktų žiūrėti turbūt, kaip čia konkrečiai šitos kovinės sistemos plėtojimo kūrimo istorija, bet, kaip čia, turbūt tikrai nesumeluosiu sakydamas, kad vienas bombonešis numuštas, kitas apgadintas, tikrai, kirto per amerikietišką prestižą ir konkrečiai šitos programos dizainerių ir programuotojų ego ir atitinkamai politikai kilstelėjo antakius, nes kainuoja daug, o klausykit, tai žadėjot, kad bus nematomi, o kaip čia dabar jie krenta iš dangaus, ne dėl techninio gedimo, o realiai kovinėme veiksme. Ir tikrai klausimų buvo, taip, dabar matau, Tatjana dar čia kažką parašė dėl strateginio. Jo, aš dabar, tai šitoj vietoj beje strategic bombing, ten, kur rodžiau tą tokią lentelę, kur santrauka, tai čia yra iš knygos, kuri išleista yra
2000, prieš kokius gal 5-6 metus. Tai ten terminologija, aš jau kai kuriais atvejais tiek neneriu į NATO doktrinas. Taip, dabar terminologijos yra daugiau ir įvairesnės, bet kaip čia dabar pasakyti, politologiniai analitikai ir istorikai ir toliau naudoja terminą, kaip, sakykime, strateginio bombardavimo. Buvo vienas labai geras straipsnis parašytas prieš kokius gal 3 metus apie tai, kaip strategic bomber mafia still has influence in the United States. Tasme, čia toks netgi terminai, kad tasme vis tiek tie, kurie tiki, kad tu gali pasiekti strateginį efektą naudodamas oro pajėgas, na, sakykime, yra labai įtakinga iki šių dienų, bet gal tai dabar labiau ne bombardavimas, nes, nu, tasme, tu dabar gali daryti raketos, bombos, robotiką, bet iš principo labiau tai, kad tu gali sukurti strateginį efektą iš oro, kuris idealiausiu atveju vestų į pergalę ne tik mūšyje, bet ir kare. Tai to tokio galvojimo tikrai jo vis yra. Ar kiek jis yra dominuojantis, tai čia reiktų gal žiūrėti visus, sakykime, ir dokumentus, ir analizės. Ir šitoje vietoje aš tikrai pasakysiu, kad nesu iki galo. Karts nuo karto pagalvoju, gal reikėtų daugiau man su oro pajėgų tematika padirbėti ir NATO dokumentus paskaityti, bet žinot, visko nespėja žmogus gyvenime. Tai dėl terminologijos vartojimo gal ir, kaip čia, tokios nėra, bet dvasia, sakykime, ką tu gali pasiekti veikdamas ore ir kokių tikslų siekti, tai tas yra išlikę. Taip, ir Martyno klausimas su Priština, tai iš principo tai jokių ten nebuvo muštynių, galiausiai tiesiog jau rusai liko Prištinoje kurį laiką ir galiausiai, na kaip čia, įsikišo tada, kaip čia, Jelcinas visgi pasakė, kad, na, Rusija irgi turi balsą teisę sprendžiant, kas bus su Kosovu ir su Serbija, ir realiai yra, nu čia jau prasideda niuansai, bet yra sakoma, kad Černomirdino buvusio premjero vizitas kartu su Suomiu tuometiniu prezidento Altasari, vizitas pas Miloševičių, Birželio 9 dieną, anksčiau, Birželio 6 dieną yra lūžinis momentas, nes jie tasme yra tie messengeriai, kurie sako, žiūrėk, tu pralaiminėjai karą, tasme, tu matai, kas dedasi, tasme, tu dar tikrai nori priešintis, nes po kelių dienų Miloševičius sako, viskas, it's over, pasiduodu. Bet pasiduodu kaip valstybė, nepasiduodu kaip asmuo ir tikrai neatsiduodu į teisėsaugą vakarietišką, kad būčiau nuteistas, nes Jelcinas tikrai, na, tiesiog jis reikalaus, kad būtų, kaip čia, Rusija sprendimų priėmime in the loop, kai bus sprendžiama, kas toliau dedasi, nes Rusai labai supyko dėl Kosovo, čia tikrai yra faktas ir priekaištai Jelcinas ir Clintonas, jie buvo labai bičiuliškose santykiuose, bet Kosovo tema yra ta, kuri, nu, tikrai žinom iš dokumentų ir pačių rusų rašytų, kad, nu, Jelcinas tai žiauriai priėmė asmeniškai tai, kas atsitiko su Kosovu ir Serbijos užpuolimu. Tai tiek, kad, na, Kosovas tuo pačiu parodė, kad vakarai gali daryti, ką nori su pagrindiniu Rusijos sąjungininku Europoje ir Rusija nieko negali atsakyti 99 metais. Tai yra savotiškai Rusijos dugnas strateginės įtakos, kur po to jie irgi darosi atitinkamus namų darbus. Deja. Taip, ar dar būtų klausimų, ar šiandieną jau baigsim? Tai gerai, tai šiandieną tada baigiam. Ačiū labai, ačiū, kad dalyvavot. Ačiū, kad klausėt. Susitiksim kažkur po mėnesio ir keliausim į Iraką, pažiūrėsim, kaip Amerikos jūrų pėstininkams sekėsi išmokti pamokas ir jau kaip laimi prieš teroristus Faludžoje antrąjį mūšį. Tai iki lapkričio. Gražaus vakaro. Viso. Ačiū labai, viso.